šiandien mūsų yra paskutinis susitikimas ir to susitikimo tema yra gyvenimas su Dievu kasdienybėje. Štai 8 mėnesius žvelgime į krikščionybę, tikėjimo tiesas, maldingumą, sakramentus, moralę apžvelgėme ir dabar reikia kažkaip tai viską užbaigti. Tai pavadinkime tą užbaigą mūsų paskutinį susitikimą gyvenimas su Dievu kasdienybėje. Ir kaipgi dabar tas gyvenimas su Dievu kasdienybėje galėtų ir turėtų atrodyti. Tai labai plačiai, labai daug čia galima šnekėti įvairiai, aš pasirenku 3 tokius aspektus, kuriuos su jumis dabar ir norėsiu aptarti. Pirmas yra visuotinis pašaukimas į šventumą. Jau tą esate girdėję, mes visi esame pašaukti į šventumą ir aš esu tikras, kad jau jūs visai ne prieš esate tokį pašaukimą. Bet šiaip labai daug žmonių visai to nenori ir nenorėtų. Ir turi rimtus argumentus, kodėl jie to visiškai nenorėtų. Tai tuos argumentus galėsime pažiūrėti truputį vėliau. Krikščionių gyvenimo tikslas yra kasdienybėje gyventi su Dievu. Nes mūsų krikščioniškumas yra pamatuojamas ne sekmadienio mišiose, bet kasdienybėje. Kaip mes elgiamės, mąstome, kalbame, kada reikia patylime. Tai čia mūsų krikščioniškumo tikroji liniuotė yra. Kasdienybėje gyventi su Dievu, tai reiškia jį stengtis kasdien pažinti, pamilti, vykdyti jo valią ir taip pasiekti dangų. Mes gyvendami su Dievu šioje žemėje žinome, kad esame kelionėje ir judame į tikslą. Tas tikslas yra tai, ką krikščionys vadina dangus, kažkas tai po mirties. Ir štai tokia gyvenimo konstitucija, toksai planas gyvenimo duoda labai svarbius dalykus, duoda gyvenimo pagrindą. Jeigu žmogus sugeba apčiuopti iš tikrųjų, ne tik tai formaliai, bet iš tikrųjų apčiuopti šitą gyvenimo planą, tai duoda pagrindą po kojomis, duoda gyvenimui gilią prasmę ir kartu su tuo duoda ramybę ir džiaugsmą. Ir esu tikras, kad daug kas iš jūsų esate tai patyrę. Ir žiūrėkit, ta ramybė ir džiaugsmas yra ne kas kita kaip dangaus pradžia. Čia mes jau pradedame ragauti dangaus. Kodėl? Todėl, kad dangus yra ne kas kitas kaip labai didelis artumas, bendrystė su Dievu. Ir taip pat bendrystė su visais kitais žmonėmis ir su visa kūrinyje, netgi atnaujinta, perkeista kūrinyje, taip pat dalyvauja toje dangaus laimėje. Jinai dabar dūsauja ir tebesikankina laukdama tos laimės kūrinyje, apaštalas Paulius sako. Taigi yra labai artimas ryšys tarp šio gyvenimo, tarp tavo ir mano kasdienos, visiškai paprastos, ir dangaus po mirties. Labai artimas ir tiesioginis ryšys tarp to yra. Ir tas ryšys yra būtent toje bendrystėje su Dievu. Mes bendrystę su Dievu, gyvenimą su Dievu galime turėti jau šioje žemėje. Ir tiek, kiek mes jos turime šioje žemėje, tiek mes jau šioje žemėje ragaujame dangaus. Aišku, tai yra nepilnas, fragmentiškas, netobulas, apkartintas čia pat pasitaikiusių mano nuodėmių, mano nusigręžimų nuo Dievo, bet būtų taip pat netiesa sakyti, kad visiškai nėra ir tos ramybės, džiaugsmo, laimės, kuri jaučiu, kad mane masinat eiti toliau. Tai ir yra Dievo kvietimas į dangų. Tai, kas šiame gyvenime tos dangaus patirtys yra netobulos, nepilnos, danguje bus tobula ir pilna. Motinos Teresės žodžiai yra, sako, dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Ir esu tikras, mes visi esame patyrę ir vieno, ir kito. Ir tas, ir esame patyrę to beprasmybės, pykčio, įniršio, noro sugriauti viską. Tai ir būtų pragaro trupiniai. Ir taip pat esame patyrę dangaus. Dabar, kaip mums judėti tą linkme, kaip mums gyventi su Dievu kasdienybėje ir tada mes gyvendami su juo ir judame
link dangaus, vis daugiau patiriame dangaus savo gyvenime. Būti su juo, stengtis atpažinti jo valią ir ją vykdyti. Ir štai tas Dievo valios vykdymas mus ir priartina prie jo ir tada mes užsikrečiame šventumu. Būdami šalia to, kuris yra šventumo šaltinis, to, kuris yra pats šventumas. Iš tikrųjų niekas daugiau nėra šventas, tik tai Dievas. Ir visi, kurie turi kažkiek tai šventumo, tą šventumą gauna iš to vieno šaltinio, iš Dievo. Ir mes taip pat, būdami greta Dievo, arti Dievo, mes gauname, užsikrečiame gerąją prasme nuo jo šventumu. Ir prisimenate tą žodį šventumas, šventas, ką jis reiškia, mes užsikrečiame laimingumu. Mes gauname tos gilios ramybės, džiaugsmo, prasmės, tą pojūtį gauname, būdami šalia Dievo. Laimingumas apima taip pat ir sveikumą, bet yra daugiau negu tik sveikumas. Laimingumas viršyje tai, ką mes vadiname sveikumu. Bet apima, yra dalis to, svarbi dalis. Mes danguje būsime 100% sveiki ir net fiziškai. Mūsų kūnai bus perkeisti, bet jie, bus vis tiek kūnai. Ir tie žmonės, kurie patenka į dangų, jie yra šventieji. Dauguma šventųjų danguje yra nežinomi niekam. Jie gyveno paprastą gyvenimą, gyveno su Dievu, niekuo labai neįsiskyrė iš kitų, tik tai, kad daugiau turėjo ramybės, daugiau džiaugsmo, sugebėdavo sudėtingose situacijose kažkaip su ramybė ir šypsena ir meile išstovėti. Ir buvo aišku, kad jie tą gauna iš kažkur tai kitur, ne iš savęs. Ne tai, kad sukanda dantis ir taip iš savęs išprodukuoja džiaugsmą ir ramybę. Šitas produkavimas iš savęs greitai baigėsi. Turbūt irgi daugumą esame bandę tą daryti. Labai jau akumuliatorius silpnas, labai greitai išsenka baterijos šito iš savęs ėmimo. Taigi, šventieji dauguma yra paprasti žmonės, kai kurie iš jų išsiskyrė taip ryškiai šioje žemėje gyvendami savo laimingumu, savo šventumu, kad bažnyčia po jų mirties juos paskelbė šventaisiais. Ir mes turime visą eilę šventųjų, žinomų, bet didžioji dalis jų nėra žinomi. Ir jie yra danguje. Ir jiems, tiesą sakant, danguje yra visiškai tas pats. Tie, kurie yra kanonizuoti arba paskelbti šventaisiais, nesipučia dėl to, o tie, kurie nėra paskelbti, nepergyvena ir nesikremta ir nepavydi tiems, kurie yra kanonizuoti. Jiems yra, iš tikrųjų, jie yra tobulai laimingi. Mums reikia pavyzdžių ir už tai bažnyčia karts nuo karto kai kuriuos žmonės po rūpestingo ištyrimo paskelbė šventaisiais. Ir mes tada turime pavyzdžius, kuriais galime sekti. Vienas toksai autorius, krikščionis, jau yra kelios lietuviškos knygos išverstos, Peter Kreeft. Jo sakinys yra geras, nežinau, ar čia jo ar ne jo, bet pagalvokime. Vienintelė tikra tragedija šioje žemėje yra netapti šventuoju. Vienintelė, visa kita yra tik tai laikina, sąlyginė, reliatyvu, o štai va čia tikra bėda būtų netapti šventuoju. Iš kitos pusės tikrai didžioji dalis žmonių, netgi einančių į mišias kartą metuose ar net ir dažniau, visai nenori būti šventaisiais. Ir kiek aš suprantu, dvi pagrindinės priežastys yra. Žmonės mano, kad būti šventuoju tai reikia atsisakyti visų malonumų ir reikia daug kentėti. Tai nei vienas, nei kitas nėra tiesa. Būti šventuoju nereikia atsisakyti visų malonumų, tik tai nuodėmingų malonumų. Ir taip pat būti šventuoju, tai nereiškia, kad tau reikės daug kentėti, nes tau kentėti reikės daug šiaip ar taip. Mes nuo to niekaip neįsisuksime, galim būti tikintys ar netikintys, ar katalikai, ar kitų religijų, jokio skirtumo. Kančia yra neišvengiama kiekvieno žmogaus gyvenimo dalis šioje žemėje. Tik didelis skirtumas yra, ką tu su ta kančia darai. Nes kančia gali žmogų labai stipriai nuvalyti, išgryninti, net išgydyti, arba kančia gali žmogų sugriauti. Ir čia dabar yra sekanti mano kalbėjimo dalis, tai yra krikščioniškas požiūris į kančią. Kaip mums, gyvenant su Dievu kasdienybėje,
dorotis, priimti, tinkamai reaguoti į neišvengiamą mūsų gyvenimo realiją, kokia yra kančia. Ir tos kančios mūsų gyvenime yra ir bus daug. Tik tai saldžiuose filmuose būna toksai gyvenimas be kančios. Ir kai kurie žmonės tada vaikosi tokio gyvenimo be kančios ir vaikydamėsi tokio gyvenimo, kuris yra pilnas nesibaigiančių malonumų, neišvengiamai pakliūva į labai didelę kančią. Nes tai neįmanoma. Taigi, krikščioniškas požiūris į kančią. Kaip mes, kaip krikščionys katalikai, turėtume suprasti, žvelgti į kančią. Pirmiausiai tai, kad Dievas jos nesukūrė. Dievas nesukūrė nei kančios, nei ligos, nei mirties. Šitie dalykai, kurie yra neišvengiami kiekvieno iš mūsų gyvenimo dalis, yra nuodėmės pasekmė. Kančia atsiranda šioje žemėje tada, kai šios žemės valdovas žmogus pasirenka nusigręžti nuo Dievo, nuo laimės šaltinio ir tada į žemę ateina šitos visos liūdnos realybės. Tai kankina ir kankino ir dėja kankins visus žmonės iki pat pasaulio pabaigos. Tai paliečia netgi patį įsikūnijusį Dievą. Kai Dievas atėjo į šią žemę, tai palietė jį labai stipriai, nors jisai nebuvo tuo kaltas. Matot, labai didelę dalį kančių, ne visas, bet vieni didesnė, kiti mažesnė, mes prisidarome patys. Mes prisidarome savo pačių blogais pasirinkimais. Ir pačių įvairiausių kančių mes prisidarom, nepaklusdami Dievui. Prisimenate tą sielos ekologiją. Jeigu mes nepaklūstame gamtos dėsniams, mūsų vidinės gamtos, mūsų prigimties dėsniams, tai ta prigimtis sirgs, striks ir tai mums pasireikš visokiausiomis kančiomis. Ir dvasinėmis, ir psichinėmis, ir fizinėmis, medicininėmis kančiomis. Bet aišku, didelė dalis kančių yra tokios, kurių mes patys neprisidarėme. Kitų žmonių nuodėmės prieš mus pridaro mums kančios. Ir tai irgi yra neišvengiama realybė, nes mes esam nusidėjėliai gyvenantys tarp nusidėjėlių. Ir Jėzus pats niekada nuodėmės nepadaręs, patyrė labai daug kančios. Marija, niekada nuodėmės nepadariusi, patyrė daug kančios. Tai neišvengiama yra gyvenančioje žemėje. Kaip dabar mums reikėtų į kančią, skausmą, pradedant nuo tikrai didelių ir baisių dalykų vykstančių žmonių gyvenimuose ir baigiant smulkiais ir tokiais kasdieniais nemalonumais, visokiausiais ir zuliais, ir piktumais, ir nusibodimais, ir panašiais dalykais, kurie irgi yra neišvengiama mūsų gyvenimo dalis, vieniems truputį vienaip labiau, kitiems kitaip. Ką mes turėtume daryti? Pirmiausiai mes stengiamės tų dalykų, kurie yra keliantys kančią, išvengti. Mes stengiamės nesirgti, stengiamės nesusižeisti, neiškristi iš automobilio ar kažkaip tai kitaip. Reiškia, mes stengiamės daryti tai, kad šitie dalykai, kad išvengtume kančios. Mūsų pastangos tačiau išvengti kančios negali būti nuodėmingos. Mes negalime tam, kad savo kažkaip tai išvengti nemalonumų, daryti nuodėmę kokią nors. Jau prisimenate, kai kalbėjom apie nuodėmę, gali būti mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Ir štai tai nėra tinkamas būdas išvengti kančios. Bet tie būdai, kurie yra nenuodėmingi, jie tinkami ir Dievo valia yra, kad mes susirgę eitume pas gydytoją ir gydytumėmės ir gertume vaistus ir stengiamės tuos dalykus, kurie yra blogi, kurie mums kenčia, mes stengiamės juos pašalinti. Tačiau daugybę dalykų yra neįmanoma pašalinti arba ne taip greitai pavyksta pašalinti, ne iš karto, užtrunkame pašalinti. Ką tada daryti su tokiais dalykais? Tada aš tuos dalykus turiu priimti kaip Dievo vaikas, kaip žmogus, kuris žinau, kad gyvenu tremtyje, čia nėra mano galutiniai namai ir aš šioje tremtyje patirsiu neišvengiamai dalykų, kurie man nepatiks. Pradedant nuo smulkių ir baigiant labai baisiais dalykais, gali dėja nesame apsaugoti. Tai, kad mes esame tikintys krikščionys katalikai, mūsų neapsaugoja ir neapsaugos nuo kančios ir nuo blogų dalykų.
Jėzus buvo artimiausioje bendrystėje su Dievu, pačioj artimiausioje bendrystėje su tėvu. Dialogas su tėvu vyko nenutrūkstamas ir jisai neišvengė kančios. Marijos tikėjimas buvo ypač stiprus ir gyvas, jinai neišvengė kančios. Tai nėra teisingas požiūris į tikėjimą kaip tokį, nuo šiol man gyvenime puikiai seksis, nes aš esu tikintis. Ne. Dalykai įvyks dėja, kurie man tikrai nepatiks ir tikėjimas nėra amuletas apsaugoti mane nuo nelaimių. Ne. Čia būtų visai kitoks požiūris, maginis požiūris, kuris į tikėjimą, jo praktikas žvelgia kaip į, kad sektųsi. Ir taip pat nemažai žmonių eina į krikščionišką įtikėjimą, priima sakramentus, krikštija vaikus, priima santuokos sakramentą, kad sektųsi. Bet jis neteisingas. Reiškia, šitas požiūris nebus taip. Reiškia, bus visaip. Taigi, ką dabar daryti man su tais dalykais, kurie vyksta mano gyvenime neišvengiamai ir man nepatinka? Aš išlieku tuose skausmuose ar nemalonumuose ar visai menkuose nesmagumuose, stengiuosi išlikti kuo arčiau Dievo, aš priimu tai, ką negaliu pašalinti iš Dievo rankų ir darau tai, ką turiu ir galiu daryti toje situacijoje. Jeigu aš turiu pareigas, tai nors man ir nesmagu, esu suirzęs, aš stengiuosi vykdyti tas pareigas, aš stengiuosi šypsotis greta esančiam žmogui, stengiuosi, atlikti tai, ką turiu atlikti. Visą tai paaukoju tą mažą ar didelį sunkumą Dievui ir per šitą paaukojimą leidžiu, kad Dievas darytų savo darbus manyje. Per tą sunkumą ir skausmą ir nemalonumą Dievas daro labai labai svarbius dalykus manyje ir va čia yra didžioji prasmė krikščioniško priėmimo skausmo. Reiškia, per nemalonumus Dievas mus nuvalo, nuskaidrina, augina ir tikriausiai visai nemaža dalis iš jūsų čia esančių, aš irgi taip pat ir savo gyvenime, ir kitų gyvenimuose galime pamatyti, kaip sunkumai išeina į naudą. Ir žmogus pradeda tiestis sunkumuose, susidūrė su skausmu. Tai žmogų dažnai prižadina rimtesniam požiūriui į gyvenimą. Rimtesniam gali būti netgi, kad skausmas prižadina žmogų ieškoti Dievo ir surasti Dievą. Prisimenate, prieš keletą savaičių liudijo viena moteris čia ir dėkojo Dievui už alkoholiką vyrą. Man paliko gilų įspūdį. Tai, sakė, jeigu aš būčiau neturėjusi to alkoholiko vyro, tai aš ir iki šiol būčiau užsidariusi tame savo dideliam teisume ir pasitenkinime savimi. Ir va čia yra tikra tiesa. Tačiau iš kitos pusės pastebėkime, nekančia mus išgelbėja. Nes taip pat turbūt nesunkiai galėtume savo atminty prisiminti žmonių, kurie patyrė daug kančios gyvenime ir tapo irzlūs, pikti, apkartę, nelaimingi patys ir nelaimingus aplinkinius darantys. Ir kodėl dabar taip yra, kad vieni į kančią sureaguoja štai, priima kančią kaip keliantį ir statantį ir valantį dalyką, o kiti priima ir kančia būna greunanti ir sugriaunanti. Tai nekančia mus išgelbsti ir nekančia mus sužlugdo. Mūsų žlugdo arba išgelbsti tai, kaip mes ją priimame. Arba kitaip sakant, ar aš sugebu išlaikyti teisingą santykį su Dievu. Ir jeigu aš sugebu išlaikyti teisingą santykį su Dievas išgelbsti. Ir Dievas gelbsti ir stato ir ugdo mus per viską. Ir per mūsų džiaugsmus, ir per mūsų skausmus. Ir per tai, kas mums patinka, ir per tai, kas nepatinka. Jeigu mes esame vienybėje su juo, jeigu mes stengiamės ieškoti Dievo valios, ją vykdyti, tai tada viskas išeina į gerą mylintiems Dievą, netgi sunkumai. Bet jeigu aš nusigręžiu nuo Dievo, tai tada
tikrai kančia gali būti labai labai sugriaunanti, viltį atimanti, gyvenimo beprasmybę, nustumianti į gyvenimo beprasmybę ir taip toliau. Bet štai čia šito vietoje mes matome krikščionio pergalę. Krikščionis yra pergalingas dėl Kristaus, ne dėl savęs, ne dėl savo nuopelnų ir stiprybės, bet dėl Kristaus nuopelnų ir stiprybės. Krikščionis yra pergalingas netgi tuose dalykuose, kurie yra suprantami kaip labai blogi. Liga, nelaimės, įvairiausios kančios ir taip pat kasdieniai nemalonumai. Krikščioniui, esančiam arti Dievo, šitie dalykai tampa skalpeliu, kurie nupjausto mano egoizmą, kurie nupjausto nuo manęs tai, kas mane atskiria nuo tikrosios laimės ir šioje žemėje, ir amžinybėje. Ir va šitoje vietoje mes matome tą pergalę prieš kančią. Tai tampa man naudinga dėl Dievo, dėl to, kad Dievas naudoja šitą skalpelį mane išlaisvinti nuo to, kas yra mano paties didžiausias, mano paties laimės, tikrosios laimės, labai realios laimės didžiausias priešas. Bet tai nėra lengva. Tai nėra lengva ir esu tikras, kad irgi visi esam su tuo susidūrę. Nes faktiškai kiekvieną momentą aš turiu iš naujo apsispręsti, kokiagi mus mano ta laikysena širdies šitoj sunkioj situacijoje. Ar aš vis dėlto stengsiuosi išlikti su Dievu, ar aš supyksiu, susierzinsiu, tapsiu pilnas apmaudo ir atmesiu Dievą. Dievas nenori kančios, nenori. Tačiau ją leidžia gerbdamas kūrinių laisvę. Nuo pat pradžios kančia yra kūrinių žmonių ir taip pat angelų, kurie turi laisvę, kūriniai, blogo pasirinkimo rezultatas ir Dievas leidžia tai, kadangi jisai tą laisvę pats sukūrė ir jisai ją gerbė. Jis yra didžiulė dovana žmogui. Ir, kaip sakiau, geroji žinia yra tai, kad Kristuje kančia įgauna prasmę ir praranda savo griaunančią jėgą. Per kančią mes galime būti priartinti prie Dievo. Vėlgi, svarbiausia yra gyventi su Dievu. Vėlgi dabar manau, kad jūs to ir nedarote, bet kartais tada galima atrodyti, tai palaukti, reikia gal kančios pasiieškoti truputį. Ne. Tu gyvenk savo normalų gyvenimą, stenkis daryti savo pareigas, gyveni labai realioj situacijoje ir tos kančios bus tikrai sočiai. Dievas kiekvienam iš mūsų yra paruošęs individualų ugdymo planą. Mes esame, visi ugdomi pagal mums specializuotai paruoštą patį tinkamiausią planą. Tai būkime ramūs, kad tame plane yra ir visokiausių elementų, kurių tikslas yra pašalinti mano širdies visokį storžieviškumą ir egoizmą ir tai, kas mane atskiria nuo laimės. Savo būdu, savo keliu Dievas mus veda. Jeigu būtų įmanoma, jisai mus vestų be kančios. Bet nežinau kaip jūs, aš savo gyvenime tai atpažįstu, kad be kančios aš nepasiduodu. Jeigu man viskas yra gerai, man beveik nereikia Dievo. Ir tai vyksta labai nežymiai ir taip aš beveik to nepastebiu. Ir tie momentai, kai man kas nors suskausta, nebūtinai fiziškai, tai yra tas momentas, kai aš tada labai rimtai čiumpuosi ir tveriuosi už Dievo. Tai galiu pasakyti, kad tie gyvenimo tarpsniai, kada buvo daug skausmo, būdavo patys vaisingiausi. Ir aš su ta moterim, kuri liudijo, galiu sakyti, ačiū Dievui už tą laiką. Bet žinot, kančia yra gana patraukli praeityje. Žiūriu į save ir galvoju, prieš 20 metų buvo tokia sunki situacija ir tenais buvo daug skausmo, bet gerai, viskas išėjo labai naudą. Aš tikrai, ūgtelėjau per tai. Tuo metu, kai esi viduje to proceso, taip netrodo ir man, nežinau kaip jums, bet man tuo metu reikia prisiminti, kad tai nėra naujas dalykas, taip jau buvo
ir tikriausiai po kokio mėnesio aš galėsiu sakyti, Dieve, ačiū tau, viskas išeina į gerą, tik tai duok tu man kaip nors, kad tave mylėčiau. Ir tada išeis į gerą net ir šitas patyrimas, kuris šiaip yra nemalonus. Taigi, paskutinė mano trečioji dalis šiandienos kalbėjimo yra, taigi, kokią formą mes dabar truputį konkretinsime, kaip mes galėtume toliau gyventi su Dievu kasdienybėje ir pasirinkti konkrečias tam priemonės. Tai dabar siūlysiu 3 variantus, renkatės jūs, kokie yra tie 3 variantai. Ką reiškia gyventi su Dievu kasdien? Ką reiškia būti gerų krikščionių katalikų? Štai, pradėsime nuo minimumų, pačių mažiausių, tokių labiausiai pamatinių ir svarbiausių dalykų. Taigi, ką reiškia būti kataliku? Sekmadienio šventos mišios ir reguliariai išpažintis yra patys tokie, minimaliausi dalykai tam, kad mes išpildytume minimumą. Tai pavadinkime tokią katalikybės išraišką, tokį nusistatymą, pavadinkime atlieku minimumą. Atlieku minimumą. Aišku, galime taip pat pasvarstyti, kad oho, koks minimumas. Kiekvieną sekmadienį į mišias labai nemaža dalis katalikų mato kaip super maksimumą, vos ne šventasis tu esi, jeigu eini sekmadieniais į mišias. Be abejo, tai neteisinga. Nuostata yra, sekmadienio šventos mišios yra labai minimumas katalikiškojo gyvenimo. Tai viena galimybė yra štai nusiteikti tokiam katalikiškumui. Tačiau esu tikras, kad jūsų tarpe daug kas norėtų daugiau ir sakytų, ne, man šito nepakanka, kągi galėčiau aš daryti daugiau. Sekantis žingsnelis, pavadinsiu jį noriu būti gyvas. Aš norėčiau dvasiškai būti gyvas, negu tik tai nenumirti iš bado. Tai jeigu noriu būti gyvas, ką turėčiau daryti toliau? Be abejo, šitas sąrašas nėra išsamus ir galima jį būtų ir papildyti, ir koreguoti, ir pakeisti visai kitaip. Bet štai antras žingsnis būtų, pavadinkime jį noriu būti gyvas, apima jisai reguliarią asmeninę maldą ir tai būtų daugiau negu tik tai bėgant į darbą, kas irgi svarbu, prisiminti Dievą ir padėkoti, ar paprašyti, ar atsiprašyti, tas irgi svarbu, bet skirti laiko asmeniniai maldai. Tai turėtų būti reguliarus laiko skirimas asmeniniai maldai, jeigu įmanoma kasdien, pavyzdžiui, po 20 minučių, pusvalandį, jeigu galima ir daugiau. Jeigu neįmanoma kasdien, tai tada, sakykime, kelis kartus per savaitę, bet turi būti skirtas, numatytas laikas, ne spontaniškai, ne tada, kai man yra noras, bet skirtas reguliarus laikas. Tai būtų reguliari asmeninė malda. Ir taip pat šventojo rašto bei dvasinės literatūros skaitimas. Yra jau lietuviškai labai daug ir geros yra dvasinės literatūros. Čia būtų labai svarbus maitinimosi, dvasinio maitinimosi mums šaltinis. Faktiškai rimtai gyvenantis krikščioniškai gyvenimą katalikas turėtų pastoviai ką nors skaityti. Aiškiai, turėtų pastoviai kokią nors dvasinę knygą, šventą raštą, nes čia yra maitinimasis. Tai dabar kaip bus, jeigu aš maitinsiuosi kartą į mėnesį, labai būsiu dvasiškai sukūdęs, nusilpęs. Trečiasis etapas, pavadinsime jį noriu augti. O ką jeigu aš noriu ne tik tai būti gyvas, bet ir augti? Tai būtų trečias etapas. Taigi trečioji katalikiškojo gyvenimo forma noriu augti, be pirmųjų dviejų apima taip pat ir nuolatinę krikščionišką bendrystę, tai yra maldos grupė arba kokia kita išraiška, kur renkasi krikščionys ir neformaliai bendrauja. Ką reiškia neformaliai? Šventos mišios irgi yra bendruomeninio gyvenimo forma, bet ji yra formali, gerąja prasme formali. Ten yra forma išankstinė. O kur paklausti klausimus, kur išsiaiškinti neaiškumus,
Aišku, ne mišiose, reikia kažkur tai šalia. Tai mums reikalinga ar tai maldos grupė, ar kažkas tai kitas, kur aš galėčiau reguliariai pabūti tarp panašių į mane, krikščioniško gyvenimo kelionę keliaujančių žmonių, kad kartu su jais galėčiau keliauti. Faktiškai be šito yra neįmanoma keliauti krikščioniškos kelionės savo gyvenime. Tai visiems jums labai rekomenduoju susirasti ją. Kasgi buvo šitie 8 mėnesiai katechumenato? Tai ir buvo pradžia. Ir tai turėjo duoti starto aikštelę. Turėjo duoti jums paragauti galimybę, kas tai yra ta krikščioniškoji bendrystė. Rekolekcijos tada yra kartą metuose, mums reikia šito. Faktiškai krikščioniškas gyvenimas yra toksai nuolatinis pasimaitinimas. Mums reikia turėti metuose tam tikrą laiko gabalą, kada mes būname tik su Dievu. Ir jeigu įmanoma, jeigu šeimos ir darbo pareigos leidžia, tai padarome tai. Tada mums reikia savaitėje turėti tokį laiką, kada mes tik tai su Dievu būnam. Ir nustatytas minimumas yra mišios. Bet tai yra per mažai iš tikrųjų. Bet nors tokį turėk tada. Jau čia būtų minimumas. Ir dienoj mums reikia turėti tokį pasibuvimą su Dievu, kur aš galėčiau vėl surinkti save išsibarščiusį iš atskirų detalių, pasimetusį, surinkti save į visumą. Žodis rekolekcijos ir reiškia surinkimas, surinkti save iš naujo. Tai turim tokias rekolekcijas turėti reguliariai, tai ir yra krikščioniško gyvenimo esmė faktiškai. Piligriminė kelionė. Galima keliauti ir pėsčiomis, bet vėlgi pabrėžiu, turi būti su programa, tai turi būti rimta, nes su maldos laiku, jeigu galima mišiomis, nes dauguma iš mūsų nesame vienuoliai kontempliatyvūs, kurie galėtų skirti, 8 valandas ar daugiau valandų vien maldai. Kai kurie žmonės yra pašaukti į tai ir labai gerai. Jų yra toksai gyvenimas, bet daugumos mūsų pasauliečių gyvenimas susideda iš tarnavimo Dievui labai kasdieniuose, įprastuose darbuose, pareigose, kurios tiesiogiai religiško nieko bendro su religija neturi. Vairuotojai, pardavėjai, darželių auklėtojai ir visokiausi kitokie. Tas darbas irgi yra Dievo plano pagerinti pasaulį dalis. Ir mes, kaip krikščionys katalikai, esame pašaukti ypač aktyviai dalyvauti. Ir todėl krikščionis geras savo pareigas atliks gerai, tuo garbindamas Dievą, tuo duodamas garbę Dievui ir džiaugsmą žmonėms. Argi nesmagu, kai eini mieste ir matai, kad gatvė gražiai sutvarkyta, buvo rūpestinga ranka čia pridėta. Tikrai yra malonu ir smagu. Ir štai žmogus, kuris tai atliko, jisai duoda garbę kūrėjui. Jeigu jisai tą daro sąmoningai, kaip krikščionis, tai jo darbas tampa malda. Ir mes esam pašaukti visi į tai. Mes esam pašaukti bendrauti su Dievu labai kasdieniuose, darbiniuose, rūpesčiuose, sudėtingose situacijose, šeimininėse ir taip toliau. Ir va čia mes esame tas evangelinis raugas, kuris turi įrauginti savo aplinką, kur turi užkrėsti tą aplinką ramybę, džiaugsmu ir tais kitais dalykais, kurių pasaulis iš savęs neturi. Nes pasaulis yra labai nesaugus. Pasaulyje tikro džiaugsmo labai nedaug ir aš nežinau, ar iš viso yra. Nes jeigu tu ir turi džiaugsmą, tai tu žinai, kad jis tuoj baigsis. Ir vien tik nuo tos minties, kad jis tuoj baigsis, jau pasidaro ne visai, negali džiaugtis taip jau plačia dūšia. Ne? Arba tu dabar turi sveikatą ir labai gerai, bet tu žinai, kad ta sveikata gali labai greitai baigsis. Esi gražus, jaunas ir žinai, kad tai yra labai laikina. Ir vien tik nuo to žinojimo, tas nesaugumo, tas čiupimo ir tokio karštligiško naudojimo, kuriame džiaugsmo ir laimės jau yra mažai. Tai štai mūsų kaip krikščionių džiaugsminga užduotis yra nešti į pasaulyje labai paprastai, labai konkrečiose darbinėse, šeiminėse situacijose Dievo karalystę,
per tai, ką mes darome paprasčiausiai. O kad mūsų akumuliatoriai neįsikrautų iki nulio, mes turime reguliariai pasikrauti, nes laimės šaltinis mums yra prieinamas, mes galime juo pasinaudoti visą laiką. Tai ačiū uždėmesį.